Parodysiu, kaip paleisti restreamą TikTok'e ir Instagram'e. Užeinat į va šitą saitą Restreamio, spaudžiat Google, prisiloginat per paštą. Taip. Čia eina tada TikTokas pirmas. Ir pasijungiat. Pas jūs ten bus dar kitas užrašas. Tiesiog aš čia padaręs viską, ir man iš naujo neleidžia tai daryti. Užrašas bus, ten parašyta, ką reikia įvykdyt, 30 dienų turi būt TikTokas, jeigu 30 dienų TikTokas nėra, reiškia neveiks, po 30 dienų veikia tiktai šita funkcija. Kanalui turi 30 dienų būt, tada veiks. Tada Instagramas. Spaudžiam šią pavadinimą rašot kokį nors, o Instagram'e, kad rasti, tuoj parodžiu. Spaudžiat čia, berods, ne, šitą, laivas, taip, publik. Taip, jums raktą reikia. Spaudžiat raktą, jisai kiekvieną sykį skirtingas. Čia būdų keičiasi, jeigu ką. Kiekvieną sykį po naują reikia dėt. Dedat čia. Ir pavadinimą rašot. Rašysiu. Streamas, ukrainiečių servas čia. Ai, neleidžia. Username reiks. Tuoj. Palaukit. Ir viskas. Čia uždedat varnelę. Ko neleidžia. Čia raktą turi. Ai, va taip, man atrodo, reikia. Kopijuojam iš naujo. Ai, gal aš 2 kartus įdėjau tą patį. Vienąsyk paspaudžiat. Va, šviečia mėlynai, tada galit. Tada pirmą spaudžiat šitą. Einat OBS-ą. Jeigu turit pluginą vertikalų, o jums būtinai reikalingas jisai, nes kitaip Instagramas neveiks. TikTok'e galit horizontaliai streamint, o Instagram'e ne. Įsirašot pluginą šitą, tada spaudžiat pluginį čia, vertikalų čia, spaudžiat čia, pirmas šianais, antras šianais. Ir šią pavadinimą parašot, aš parašiau Restreamio. Taip. Gerai. Man čia viskas. Tuoj paleisiu streamą testinį. Spaudžiam. Palaukt reikia. Va, rodo. O, pamojuot galiu. Ir šią toj veiks. Spaudžiat čia. Va, Instagramas veikia. TikToką užeinat savo. Ir šią veikia TikTok'e. Viskas.